Labas rytas, čia kaip visada betvarkė. Mėgojau gerai. Čia dar praunavai viską. Pailsėjau šiek tiek. Mėgojau 8 valandas. Išsiskalbiau dar drabužius. Bet ir pasidžiovau lauke, tai nepaimsim. Eisime, papusryčiausim, nes šeimininkas vaišina. Ir leisimės į Bukareštą. Vakar čia drabužius dar naktį uždėjau, nes laukia šilta labai, tai viskas sausa. Dviratukas tenai. Dunojus. Pavalgiau. 3 puodelis kavos davė šeimininkas ir va valgiau. Nesinešiau GoPro jau į virtuvę. Visą laiką bendravom per Google vertėją. Sakė, iš Kanados, iš Lenkijos, iš Amerikos irgi būna dviratininkų, bet nieks nemina padėkė, ką aš reiks to judėti. Sakė, kiti dviratininkai išvažiuoja apie 6 ryto. Aš 10. Pamiegoti irgi reikia. Čia smagi aplinka. Saulė po truputį lenda. 10 ryto. Užkilau šitą kalną, kur vakar leidaus, tai jau visą šlapę. Į 11 šalį. Eina saugokas eilės. 3, 2, 1. Pasiekta 11 šalis iš 12. Pas jos tai eilutė tikriausiai dėl tilto remonto. Ir čia jie lauks mažiausiai kokias 2 valandas, manau. Nei tikrino pasą. Skanu. Eilė net iki čia fūrų. Nusimato gal lengvesnė šiek tiek diena šiandien. Rumunija ir bulvės. Praktiškai jau Bukarešte. Važiuojam į centrą. 3, 2, 1. Aš Bukarešte. Sustojau pavėsį. Nu, tai dabar važiuosim į miesto centrą. Reikia nusipirkti kortelę su internetu, nes Rumunijoje būsiu daugiau dienų. Ir čia pasistebėjau, Wi-Fi'aus irgi nėra. Ir važiuosim į viršų per Brasov miestelį. Ir tada kilsim, ir tada leisime žemyn. Ir tada kirsim į Serbiją per čia. Nes galėčiau važiuoti taip į viršų. Ir tada irgi į Belgradą, bet labai didelis lankstas gaunas. Meškos, kad jas pamatyti, yra čia. Praktiškai maršrute rodo, kad tu turi važiuoti čia, pasiekti viršūnę, grįžti atgal. Bet realiai mes važiuosim čia ir mes leisimės. Aišku, galima būtų pro čia kilti, bet kilimas būtų su meškom. Tai manau geriau nusileidimas su meškom. Taip ir darysim. Ir tada per čia iki paskutinio punkto šios kelionės. Here is the number. Okay. Yeah, look. Yeah. Įsivaizduojat, 6 eurai už tai, kad turėsiu
internetą visiškai nelimituota, kadangi vis tiek gausis taip, kad apie 3 dienas gausis Rumunijoje. Labai sunku Wi-Fi gauti, reikia kartais visokios info susižiūrėti. Į senamiestį prasieisim. Didelis miestas, eismas intensyvus vietomis. Tokiam miestui kaip Bukareštui reiktų dar dienos, bet labiau noriu pamatyti kalnus, nei jau miestą, nes visą laiką buvau sostinėse. Važiuojam dar link Triumfo arkos ir išvažiuosim. Senamiestis ir šiek tiek infrastruktūra man panašiai Prancūzijos. Vakaro, palieka miestą, turiu 100 kilometrų šiandien. Gaila šiek tiek šiandien dar jį palikti, bet reikia. Kaip sakau, nėra problema grįžti. Šitas traktoriukas ką tik pametė plytelės ant gatvės, tai įsivaizduokit, važiuotum už arba šone, tai būtų blogai. Dabar tas plyteles va šluojam.
36, bet apsiniaukę. Paimam vaisių šiek tiek. Bandau atrasti naują taktiką. Vakarais valgyti, pradėti prieš miegą. Gal irgi neblogas sprendimas. Šokėja tokia. Po 8 reikia jau ieškoti nakvynės vietos. Mums irgi įprasta turėti už kiemą kėdutės, suoliukus. Sėdė jie prie gatvės lauke, stalą pasidėję. Dabar čia mažiau, bet kur miestas buvo, tenai tai pilna. Pasibaigiančias gyvenvietės. Reikia daugiau laukų. Visi tiesiog sėdi laukai. Prie gatvės. Esu dabar tarp laukų. Priešais miestelis, bet jau per vėlu. Jau reikia statytis palapinę. Ir esu irgi už gyvenvietės. Tai kažkur čia, dabar čia sustojau, nes kažkoks žmogus irgi sekė mane. Ką tik apsisuko, vėl grįžo. Specialiai aš čia irgi nusimečiau, sustojau. Mašinų net nėra ir žmonių nėra. Šiandien nakvosiu. Bet ne čia. Taip toli dar nuo gatvės nebuvau niekada tikriausiai. Op. Ir nieks nematys. Čia. Šiek tiek pamindžiat. Nesupyks rumunų dėdės. Įsikursim šiandien. Čia. Statom, kadangi jau girdžiu uodai čia zvimbia. Nesinori, kad mane suvalgytų. Aš dabar dar būna, kartais apmindau aplinkui, kad visokie ten tie vorai, vabalai nesugalvota ropinėt, nes dažnai būna, kad irgi ropinėja. Tai aišku, čia neišvengiama, kai tokiose vietose, bet viskas, 9 valanda ir jau beveik tamsu. Praktiškai 8 jau turiu pradėti būtinai ieškoti nakvynės ir planuotis. Drąsiai galima ir be palapinės nakvoti, bet tada šiek tiek gal vabzdžių būtų tokiuose laukose. Šiaip šilta, nebūtinusios miegmaišius, bet viskas gerai, einam miegoti. Kelsimės rytoj anksti.